Kalėdos, teisingai tu sakai, kalėdos, laukia jų visi vaikai. Jau praėjo tos kalėdos, Vilmantai. Nu, antra kalėdų diena. Žiūrėk, aš nesu žmogus, kuris pasipuošia eglutę lapkričio vidury, kai realiai, žinai, nenusijėmė kapų žvakių, tu namuose kapų žvakių nelaikai. Ei, kaip kas? Nu, gal. Rolandas Paksas. Bet, matai, aš tą šventinę nuotaiką galbūt jau taip nuoširdžiai į širdį įsileidžiu gal paskutiniam, žinai, dienom ar paskutinę savaitę prieš kalėdas, tai man tas tarpušventis, tarp kalėdų ir naujųjų metų vis dar yra šventinė. Šventinė atmosfera, aš pats toks šventiškas, tai aš prašau nežudyti mano entuzijazmo, nes aš nežudau jūsų, kurie nuo lapkričio mėnesio švenčia kalėdas entuziazmo. Tai jo, šiandien antra kalėdų diena, tai sveikinuosi su visais, kurie dabar važiuoja, visi Vilniečiai, tie tikrieji tokie kaip aš, kur važiuojat iš Kupiškio ir stovite kamštyje ir pykstate su savo antra pusė, nes padarėt gėdą prieš visą šeimą. Labas ir tiem, kurie išpakavo tas 3 kojinių poras ir dušo želę. Ne, man atrodo, žinok, dabar jau kuo toliau, tuo rečiau yra prastos dovanos, dabar yra tiesiog čekiai. Mūsų remia gera dovana.lt. Ne, bet jeigu norit, skambinkite. Ne, gera dovana. Ir aišku, labas tiems, kurie dabar tiesiog išvertę pilvūzą, nerandat ką žiūrėti per teliką, todėl galvojat, panaršysiu YouTube'ą ir matot ten tiesiog vienas namuose. Ir kažkoks pavadinimas, brūkšnelis apsuka juostą 5. Tai labas Vilmantai ir tau. Labas Laurinai, labas gerbiami klausytojai. Na, aš suprantu, kad jeigu jūs dabar esate vienas namuose, jūs darote, ką norit. Kaip dainavo Jordana. Gyvoji klasikė. Ja, mes šiandien susirinkom apšnekėti vis dar gyvos kalėdinės klasikos, tai yra vienas namuose pirmosios dalies ir vienas namuose antrosios dalies. Mes nelendam ten, kur jau Makolio Kalkino nėra ir kur su tais pirmaisiais filmais nelabai ką bendro turim, imam tą tradiciją ir taip susiklostė Lietuvoje, kad pas mus tuos filmus vienas namuose tuos pirmosius rodo gruodžio pradžioje, bet kitose kai kuriuose valstybėse rodo būtent per kalėdas, ypač pirmąją dalį, tai jeigu galbūt ir jūs laikotės tos tradicijos, tai gal visai neseniai matėt ir visai jums bus įdomu pasiklausyti mūsų šitų pezesių. Aš tik dabar pagūglinau, kad yra 6 dalys. Ja, čia praeitais metais, man atrodo, išėjo Disney Plus, kadangi jie nusipirko šitą Foxą. Su tuo berniuku iš Jojo Rabbit. Taip. Tuo juokingu, okei. Taip, ir ten pasirodo dar šitas Buzzas. Senas Buzzas, vienintelį, čia tikriausiai vienas iš tų retų atvejų, kai tos senųjų filmų aktoriai pasirodo tose naujesniuose filmuose. Ką tau simbolizuoja vienas namuose, tu žiūri, lauki ar praskipini tiesiog? Šiaip tai yra toks, nežinau, čia gal reikia apibrėžti, ką mums reiškia, man bus įdomu išgirsti ir tave. Aš prisipažinsiu, kad, pavyzdžiui, vaikystėje nebuvo, tai mano kažkoks, tradicija žiūrėti vienas namuose. Realiai aš taip nuo pradžios iki pabaigos tą pirmą dalį pamačiau gal prieš kokius tik tai kelerius metus. Tarsi aš ją taip atkarpom esu matęs ir savo vaikystę, bet kad taip sėdėčiau ir žiūrėčiau, tai gal tik prieš kelerius metus. Antrąją irgi, tai man niekada nebuvo tokio, kažkokio sentimento, bet dabar kažkiek aš suprantu to sentimento, mes galėsim dažnai panagrinėti. Aš kai buvau vaikas, man labiausiai patiko 3 dalis. Šiaip jo, man irgi. Kažkoks, nežinau, mane, kai aš buvau vaikas, Makolį Kalkinas labai erzino, o tas vaikas buvo fainesnis. Ten buvo dar, mes esam tokios, manau, kartos, kur visokie šnipų vaikučiai būdavo ant bangos panašiai, o ten buvo to tokio šiek tiek kažkokio mistiškumo, kažkokių konspiracijų panašiai, tai vien dėl to, manau, mums labiau patiko. Mes tie Cartoon Network užauginti vaikai. Jo, ir, toks, aš nežinau, gal šiaip taip, tas filmas, 3 filmas yra kelintų metų? Jis yra 97, tai vat mano gimimo metų. Tai matai, tai ir dažnai būdavo, kad per televizorių ir pradeda rodyti. Dabar tas atėjęs, plus streamingo platformas ir visa kita, bet tas laikas nuo kino teatro iki televizijos ekrano yra kartais pusmetis,
kartais metai, kartais mažiau. Tai realiai 97 metų filmas, man atrodo, kokiais, žinai, gudžiais 2-2, tai atrodė, čia Amerika, čia ką tik, naują filmą rodo per televizorių, tai gal ir tas naujumo, žinai, faktorius susidėjo. Bet šiaip manau, kad daugelis žmonių, daugelis klausytojų mūsų yra Max matė 4 dalis, tai ta 4 šiaip yra mėšlas, bet ji man vaikystėje darydavo šiokį tokį įspūdį vien dėl tos chatos. Tas robotinis namas. Jo. Aš norėdavau tokių namų. Čia kaip tas filmas su Makoliu Kalkinu irgi Turtuolis Ričis. Tu tiesiog norėdavai būti turtingas vaikas. Taip. Man iki pilnos laimės daug nereik, tik kokio 1,5 milijono. Po pinigų. Gerai, o tai tau koks tavo sentimentas su tam pirmom dalim? Žinok, visiškai jokio. Labai smagu, kad mes darome apie tai epizodą tada. Ne, tu čia pasakei, kad pirmas 2 dalis taip nuodugniai pažiūrėjau gal prieš keletą metų, tai aš vakar, kai rašiausi podcastą. Puikus pasiruošimas laidai, pasakysiu. Nes aš sakau, pas mane visada, kai rodydavo per teliką, jis būdavo pajungtas, tai tu užmeti akį, tu pamatai kažkokias vietas ant fono, tu žinai apie ką ten, tu žinai visas tas ikoniškas, kurisai po skutimusi losjonų pasitepa ir ten klykia, tu žinai visus tuos banditų ten skausmus patirtus, bet taip, kad ten nuodugniai scenarijų žinot, ten kokių easter eggų paieškot, niekada. Ir aš grinai vaikystėje, kai būdavo per teliką, tai jo neperjungsi, bet kai dabar gyvenu namuose savo jau, man kažkaip ranka net nekiltų jungti teliką. Kaip čia kiti laukia, kučiukų, mandarinų prisilupa, kisėliaus prisivirė, žiūri, man ne. Na, aš labai abejoju, kad kažkas prisiverda kisėliaus ir žiūri vienas namuose. Gerai, okay. Kas yra žmonėms su kisėlium? Kodėl žmonės heitina kisėlių? Aš tai nežinau. Gerai, kokį pas tave kisėlių valgo? Kaip jis atrodo? Toks tirštesnis. Nes pas mane, mano namuose, mano šeimoje tai daro tokį kaip želė. Tokį želinį. Tai, turi būti tas aukso viduriukas tarp želė ir tarp gaivos. Jo, o aš želė labai, labai nemėgstu, tai aš dėl to kisėliaus ir nevalgau. Nes šiaip tai kisėlis atrodo turėtų būti geriamas, bet realiai tas, kai jau yra toks tirštesnis, tai jis toks valgomas jau. Bet skanu, ten kuo daugiau krakmalo, man tas gūjį patinka. Susigumuliavę. Jo, gumulai tiesiog labai. Aš nežinau, kodėl. Čia toks dievas. Kai žmonės sako, man geriausias desertas yra ant duonos, žinai, cukrų pasivarstyti, ta prasme. Jie augo Sibirė. O tu tai neaugai Sibirė, tu augai kur tu, Telšiuose, aš daug kur augai. Žemaitijai. Žemaitijai, tai aš nežinau, Žemaitija nėra toks skurdus kraštas, kad didžiausias desertas vaikui per šventes būtų krakmolo gumuliukai. Halva. Jo, tai kaip supratome, gerai, mes neturime... Jokio prisirišimo, emocinio ryšio, mums galėtų šito filmo nebūti net realiai. Ir mes nebūtume kažkokie labai nuliūdę. Dėl to mes galim labai, žinai, tokiom... Objektyviom akim. Nesakyčiau objektyviom. Ne, kodėl? Nei mes labai dievinam, nei mes heitinam jį. Nėra, kad, kodėl rodo kiekvienais metais turėtų uždrausti ir rodyti operaciją į geriau. Nes mums rodo, nemaišo man. Žmonės, kai mėgsta, nemaišo. Man, pavyzdžiui, daug daugiau maišo draugų fanai, negu viens namuose fanai. Aš kadangi esu draugų fanas. Niekas necituoja vienas namuose, o daug kas cituoja draugus. Gerai, apie draugus, manau, galėsiu padaryti nors epizodą, tokį yin-yang epizodą apie draugus. Okay. Bet dar pakalbėkime apie Vienas namuose, apie filmą, kuris,
tikriausiai galima sakyti ir neveltui tapo kalėdinė klasika, nors iki mūsų jis nedasibeldė ir galėsim čia papjaustyti, kodėl jis tapo kalėdinė klasika tiek Jungtinėse valstijose, tiek mūsų kraštuose. 90-aisiais išėjęs filmas, kurį režisavo Chrisas Columbus ir jam scenarijų parašė Jonas Hughesas. Tai jeigu tokia, žinai, paskirai pamėtai pavardės kažkokių amerikiečių baltaodžių vyrų, tai gal nedaug kas sako, bet Chrisą Columbą jūs tikrai žinote ne tik iš Vienos namuose pirmos ir antros dalies režisavimo. Prieš Vienos namuose jis buvo scenaristas, pavyzdžiui, parašė tokį filmą kaip Gremlinai, jeigu esate tokį girdėję, o vėliau jis į pasaulį atvedė tokį berniuką su žyme ant kaktos, tai Chrisas Columbusas režisavo pirmuosius 2 Hario Poterio filmus. Tai realiai... Nepamirškime ponę Daubtfają. Ponę Daubtfają. Tai, bet realiai žmogus yra atsakingas už 2, sakyčiau, populiariausias filmų franšizės, kurios yra žiūrimos Lietuvos teritorijoje Kalėdų laikotarpiu. Bet šiaip jisai režisavo pirmas 2 Hario Poterio dalis, kurios ir labiausiai išlaiko tą Kalėdų vaibą. Trečia dalis jau tokia labiau tamsesnė būna. Bet trečia geriausia. Galėsim padiskutuoti per kitas šventes, jeigu dar būsim ant šitos vietos. Bet jo, man pirmos 2 tokios ir išlaiko labiausiai tą tokį šventinį kažkokį jaukumą. Tai jo... Ir aš tau turiu atsakymą. Jo, aš turiu atsakymą, kodėl. Žiūrėjau interviu su Chrisu Columbu ir jis tiesiog sako, man labai patinka Kalėdos. Man labai patinka Kalėdos. Tai žmogus tiesiog yra įsimylėjęs Kalėdas. Ir šiaip čia yra tikriausiai viena iš priežasčių, kodėl jis režisavo šitą filmą. Nes esmė tame, kad Chrisas Columbas Vienos namuose, bijau sumeluoti, yra arba 3, arba 2 jo režisūrinis filmas. Prieš tai buvęs filmas apie Elvį buvo siaubingas. Ta prasme, tiek kritikai ten subaladojo, tiek žiūrovai nėjo visiška nesėkmė. Bet Chrisas Columbas buvo pažįstamas su Johnu Hughesu, kuris jums žinomas iš tokių filmų kaip Pusryčių klubas, 16 žvakučių, 16 herc, šitas Beethovenas, tas Ferris Bueller Days Off. Nežinau kaip lietuviškai. Tas su Matthew Broderiku iš draugų. Matai, draugus paminėjai man iš karto. Joey. Tai va, tai Jonas Hughesas parašė šitą scenarių, bet Jonas Hughesas yra parašęs kokį 100 000 scenarių, tai ne visus jis norėjo režisuoti. Tai jis Chrisą Columbą matė jame potencialą ir norėjo jį timtelti. Tai pirmiausiai jį nusiuntė į kitą filmą, tai yra Kvaišų šeiminėlės Kalėdos su Chevy Chase'u, bet Chrisas Columbas visiškai susiplėkė su Chevy Chase'u ir paliko tą filmą ir pasakė, Johnui Hughesui sorry, neišėjo. Ir Jonas Hughesas tada jam atsiuntė 2 scenarijus. Ir vienas iš tų scenarijų buvo Vienos namuose. Ir viena iš priežasčių, kodėl jis pasirinko tą scenarijų daryti, ne tik dėl to, kad tai buvo, tas scenarijus jam atrodo labai juokingas, bet ir dėl to, kad tas filmas buvo apie Kalėdas. Kalėdos. Bet šiaip labai įdomus metai buvo 90-ieji būtent. 1990. Tie metai kinui buvo wow. Išėjo Goodfellas, išėjo Edvardas Žirklio-rankis, išėjo Kietas riešutėlis 2, išėjo Krikštatėvis 3, išėjo Atgal į ateitį 3, išėjo Pretty Woman, nežinau lietuviškai kaip Graži moteris. Graži moteris. Išėjo Šokiai su vilkais. Žodžiu, čia vardint ir vardint galima. Žinai, kas dar išėjo? Lietuvos Respublika, kovo 11. Let's go! Tai šiaip keista, kad tokiais stambiais metais kinui šitas filmas pastatytas realiai ant ryžių kruopų, ašarų ir geros vilties ir norų, kuris šiaip turėjo galimai nebūti, net gal tu labiau papasakosi apie tas kūrimo detalės, nes tu žinai, bet jis tais metais tapo antru daugiausiai uždirbusių filmų tarp visų šitų šlagerių. 476 milijonai pasaulyje uždirbta, čia pusė milijardo. Jo, ir jisai turėjo tą stryką ilgiausiai, žinai, daugiausiai uždirbęs tą savaitgalį filmas, jis ten buvo gal 14 savaičių ar kažkiek iš eilės, iki to laiko tai buvo pasiekę tik tai Žvaigždžių karai ir, man atrodo, ir Nasrai.
Tai realiai, žinai, va tokioj kompanijai buvo vienas namuose. Ne, tas biudžetas buvo tikrai neįspūdingas. Na, palyginimui, jis uždirbo 476 milijonus, jis kainavo 18 milijonų, bet realiai, kai buvo sutarta pradžioje, jis turėjo kainuoti tik tai 10 milijonų. Nes Jonas Hughesas sutarė su Warner Brothers studija, kad padarys šitą filmą už 10 milijonų. Bet, na, jau tapo akivaizdu, kad tai nepavyks, nes tikrai buvo daug, vėlgi, čia ne CGI laikai, reikėjo daug, kaip sakyt, na, daiktų, reikėjo daug propsų. Vien tą namą pastatyti. Jo, vien tą namą pastatyti, kur šiaip yra, ar tu žinojai, kur tą namą pastatė? Ne. Jonas Hughesas labiausiai mėgo savo filmus visus filmuoti Čikagoje. Nu, jam nepatiko filmuoti Kalifornijoje, nes jam nepatiko šito studijų intervencija, jam nepatiko, žinai, su visais tais studijų bosais gauti jų visokius patarimus, tai jisai Čikagoje, kur gyveno, filmavo praktiškai, na, daugumą savo filmų. Ir tai, kur lietuvių daug. Taip, realiai tikriausiai, kai buvo filmuojamas vienas namuose, Valdas Adamkus vis dar gyveno Čikagoje. O, Škes. Tai apleistoje Čikagos mokykloje buvo pastatytas visas McAllisterių namas. Ta prasme, o tai iš išorės. Iš išorės buvo išsirinktas vienas iš namų vienoje iš Čikagos šitų rajonų, bet jie įėjo į tą namą ir jie suprato, kad ten tiesiog yra per mažai vietos filmuoti. Nu, prasme, kad tu turi tokį didelį castą, ta prasme, tiek daug žmonių yra tose namuose, dar reikia, žinai, ir operatorių, ir režisierių, ir garsistų ir taip toliau, ir jie suprato, kad jie tiesiog netilps. Tai išorė buvo filmuojama realaus namo, o vidus visas buvo filmuojamas namo pastatyto apleistos mokyklos šitoj sporto salėje. Šiaip visa mokykla tapo tokia maža kino studija, nes skirtingi kabinetai, ten, žinai, biologija, anglų kalba. Kaip įdomu mokytis turėtų būti. Sakei, apleista. Jo, bet kiekvienai kabinetai buvo skirti. Na, pavyzdžiui, va ten buvo, žinai, šitie operatoriai, kitur buvo garsi. Dabar visi vos neturėjo savo kabinetukus. Buvo aišku tas meistro to Darbų mokytojo kabinetas. Pasilikęs mokyklą, nedirba 20 metų, jis vis dar ateina kiekvienas. Užeini ir toks, žinai, dūmai tiesiog rūkalų, ištraukęs kosmoso pakelį. Ir pirigaras eina. Jo, tai to mokykloje vyko pagrindinis tasai filmo kūrimas. Aišku, ta pagrindinė finalinė scena, kur Kevinas susitinka su mama, tai jinai yra nufilmuota lauke jau prie to namo, kuris iš tikrųjų egzistuoja. Ir esmė tame, kad, na, jiem reikėjo, kad būtų sniego. Na, jie norėjo daug natūralaus sniego. Tai realiai paskutinė... Tai yra tai, ką sako kiekvieną penktadienį Egidijus Dragūnas. Man daug sniego reikia, žinai. Reikia daug natūralaus sniego. Tai čia yra įdomu tai, kad paskutinė scena yra nufilmuota praktiškai, man atrodo, pirmą filmavimo dieną. Nes buvo filmuojama apie Valentino dieną, vasario mėnesį, ir buvo gana lietinga. Ir tą dieną tiesiog vieną dieną pradėjo, nu, kaip sakyt, tiesiog sniegas krist kibirais ir visi gavo į savo biperių žinutės, kad, tipo, reikia dabar. Ir jie tą paskutinę sceną realiai nufilmavo pačiom pirmom filmavimom dienom. Ir dėl to kūrimo, gal po to, manau, kad kai eisim per kažkiek, minimaliai eisim per siužetą ir apie aktorių šiek tiek pakalbėsim, bet jo, buvo sutarta padaryti už 10 milijonų, tada tas biudžetas auga, kol, na, galiausiai sako, gerai, padarysim už 14 ir Warner Bros. Nesutiko. Jie sako, nusukit 1,5 milijono. Reikia suprast, kad tais, dabar atrodo 10 milijonų, čia yra žiauriai dideli pinigai, bet tais laikais, na, filmai buvo kuriami už 30, 40, 50, 70. Tai net ir tokiai, na, atrodo, komedijai, kur kažkokių specialių efektų nėra, na, tai vis tiek buvo per maži pinigai, bet Jonas Hughesas buvo gudrus vyras ir jis buvo susitikęs su kitos studijos, tai yra 20th Century Fox vadovybė ir papičino jiem tą idėją ir galiausiai Foxas perėmė. Tai buvo labai juokinga tai, kad Warner Bros. Atsisakė idėjos kurti filmą ir Warner Bros. Atstovas vaikščiojo po mokyklą, po kiekvieną kabinetą ir sakė, viskas, uždarom filmą, kraukitės daiktus, važiuokit namo. Kol jis apeidinėjo mokyklą, iš paskos ėjo
kitas prodiuseris, sakydamas, kad viskas gerai, Foxas perėmė filmą, nesikraukit daiktų. Ir jie taip, ta prasme, vienas paskui kitą ir vaikščiojo per tą mokyklą. Įdomu, kaip baigėsi to Warner Bros. Bičiulio karjera. Niekada nesužinosiu. Manau, kad jis jau po žemelę. Jo, nu čia Warner Bros. Susišiko. Jo, tikrai susišiko reikalus. Ir šiaip tai reikia pažymėti tą faktą, kad man atrodo, čia irgi ir mum yra labai svarbus Lietuvai, kad jeigu būtų, aš šiandien taip susimačiau, jeigu būtų šitą filmą galiausiai sukūrę Warner Bros., tai mes 20N metų tą filmą tikriausiai būtume žiūrėję ne per TV3, o per LNK. Nes ypač ankstyvaisiais 2000-aisiais, ilgą laiką, visi Warner Bros. Filmai buvo perkami LNK ir jie rodė visus. Tai ir visus Batmanus, ir visus šitus Space Jamus, viskas Warner Bros. Buvo LNK, o viskas 20th Century Fox buvo TV3. Dėl ko... Bet Rytis Zemkauskas. Būtų įdomu, vienas namuose su Ryčio Zemkausko įgarsinimu. Tai realiai va šitas sprendimas tiek filmo šitą likimą, tiek mūsų televizijos istorijos likimą kažkiek pakeitė. Tai jaučiu, nežinau, gal apie tą visą poveikį mūsų kultūrai pakalbėsim vėliau, gal dabar greitai pralėkim apie ką iš vis šitas filmas, ką simbolizuoja veikėjai ir kas ten per dalykai vyksta. Gal pradėkim, šiaip tai realiai pati pradžia tai yra tiesiog bardakas, ne šeima. Ir aš galiu pasakyti, dabar peržiūrėjau šviežiai pirmas 2 dalis. Aš negalėčiau atskirti, kieno ten yra vaikas. Kas kieno yra vaikas? Tu žinai, kad Kevinas kieno yra vaikas, žinai, Bazas kieno yra vaikas, žinai, kad tas berniukas, kuris myža į lovą, žinai, kieno yra vaikas. Bet juokinga, kad tas berniukas myžantis į lovą yra Makolio Kalkino brolis, bet vaidina tai pusbrolį. Tai čia irgi toks netikėtumas. Tak pat. Jo, tai aš, pavyzdžiui, tos visos merginos, tai ten vėl nežinau, kieno sesinės. Aš kažkaip ilgą laiką įsivaizdavau, kad tik Bazas yra Kevino brolis, bet tada yra nuotrauka, kurie ten turi 4 vaikus. Kodėl visi vaikai ryži, bet tik viena dukra tokia juodaplaukiai į tėvą panaši? Ir Kevinas neryžas. Kevinas, tas toks blondinas, kur gal Baltapūkis. Dar, žinai, prasimuš. Bet vat. Čia gyvenime ar plaukai prasimuš? Plaukai, nežinau. Bet jo, aš toks žiūrėjau ir aš galvoju, ar man jau verta googlinti čia kažkokį giminės medį. Bet čia man atrodo yra kaip, pavyzdžiui, su Sopranais. O Sopranai mėgdavo tai, kad jie nepristato veikėjo. Tiesiog veikėjas kažkuriuo metu, žinai, atsiranda. Ir tu supranti, kad tas veikėjas yra, tos Tonio Soprano gaujos narys. Jis kažkada atsiranda, jis kažkada dings. Taip ir su tais vaikais. Tu žinai, kad jie yra tos šeimos viso to, nežinau, mazgalinės dalis ir tu tiesiog su to susitaikai. Kitas toks neįtikėtinas faktas, gal šiek tiek neįprastas daugumai mūsų šalies demografijos. Daugiavaikė šeima, bet baisiai turtinga. Ant kiek ten geros daugiavaikių šeimų pašalpos yra? Bet rimtai, kaip? Pas mus dabar ten karjeristai, kurie nusiperka butą paupį, ten, jezau, ten vazektomijas daros, kad tik tasai vaikas, ne. Prašyčiau, Gabrielius Landsbergis turi 4 vaikus. Tai ten tie Šiferio tie pinigai. Prisimokti. Ten, žinai, nesavi. Jo, tai jie turi 4 vaikus, ten ir tas jo brolis turi kokius irgi 4-5 vaikus. Aš niekada nesuskaičiavau. Aš irgi labai sunku suskaičiuoti. Jo, daugiavaikė šeima. Realiai, aš užsirašiau, žinai, Kevinas turi tą norą ir tada man yra, žinai, pagrindinis klausimas, kas realiai yra kaltas, kad Kevinas yra paliekamas namuose. Tai aš tokias kelias versijas keliu. Tai viena yra, aišku, mama. Ir šiaip tai Kristas Kolumbas sakė, kad mes kursim filmą, kur netrodys blogai, kad tėvai palieka savo vaiką, kad jie netrodys kaip blogi žmonės. Ne, man vis tiek, visą laiką. Siaubingi tėvai. Šiaip viename interviu čia prieš kelis metus ta moteris, Catherine O'Hara, užsiminė, kad Makaulis Kalkinas ją vis dar vadina mama.
Tai čia Makolio Kalkino problemos. Makolio Kalkino problemos. Na, šiaip šitą aktorę dalyvavo, kai Makolis Kalkinas šiandien taip seniai, kai buvo atidengta jo žvaigždė Holivudo šlovės šito žvaigždžių alėjoje, tai ryšį artimą reiškia palaiko. Įdomu, kaip jaučiasi ponia Kalkin. Tai, ponia Kalkin. Šiaip nežinau, aš esu girdėjęs, kad ten problematiška, šiaip ta šeima buvo Kalkin, nes ten iš tų vaikų gręžė pinigą, kad jie laimingos vaikystės neturėjo, kas galbūt paaiškintų vėliau tas sekusią, žinai, Makolio Kalkino problema su alkoholiu, narkotikais. Tai šiaip net nežinau, ar negyva, ar negyva. Bet grįžkime. Okay. Tai jo, mama, tada yra sesė, kuris skaičiavo. Ja, bet aš turiu kitą. Čia vis tiek kažkiek yra stebuklingumo. Tai aš sakyčiau, kad čia gal net kažkoks dievo pirštas buvo. Ne, dėl visko kaltas tas yra berniukas, kuris blaškė. Da vienas ryžikas, kaimynų vaikas tas. Jo, ir jis po to niekada nepasirodo. Jo. Čia vat ir yra tas dievo pirštas. Tiesiog. Ne, bet man tame visame išsiblaškime ir panašiai, čia galim mes kaltinti tėvus, galim nekaltinti tėvų, gali Kristas Kolumbasas teisinti savo veikėjus, gali neteisinti. Šiais laikais vaikų teisės atimtų. Šiaip tai aš keliau šitą momentą, kad būtų. Jo, čia realiai, jeigu tai būtų vykę 2008-2009 metų Lietuvoje, ką mes meluom, 23 metų, čia nauja garliava būtų. O Norvegijai, iš vis, Jėzus Marija. Taip, būtų Kevino lesbiečių porai. Taip. Jo, aš dar pašnekėsiu gal apie tą tarnybų darbą, bet ką tu darydavai likęs vienas namuose? Nes vis tiek tikriausiai būdavo akimirkų, kai palieka tave savaitgaliui, nežinau, tikriausiai pakankamai... Kokio amžiaus? Tai Kevinui yra 9. Nes šiaip mane irgi nuo gana anksti pradėdavo palikti nuo 8 gal. Ką žinau, turėjome tą VHS grotuvą videkatą. Aš žiūrėdavau visokius filmus. Jie būdavo dažniausiai seni, geri tokie filmai 90-ųjų, bet jie būdavo su rusišku dubu kažkodėl. Warner Bros. Pristavляет. Goblin. Tai jo, aš nieko. Realiai nieko. Tai nebūdavo, nes, pavyzdžiui, ką mes matom, Kevinas pasileidžia plaukus. Man kažkaip nebūdavo. Man kaip tik gal aš būdavo toks baigštesnis vaikas, bet ten neduok dievė kažkas paskambins į duris būtų, blėt, aš po lovą lendu. Aš va šitą irgi bijodavau dėl to, bet ir iki po to, ir iki į paauglystės. Aš ir dabar bijau, jeigu paskambina. Jeigu aš nieko, pavyzdžiui, nelaukiu, tai Jėzau. Aš tai iki paauglystės dar bijodavau, pas mus 2 duris buvo, tai aš visada, žinai, visas tas spinas nelaikydavo tėvai tavęs tame tarpe tarp tų 2 durų, jeigu tu Ne, šiaip tai mane, nežinau, gal dėl to aš toks ir užaugau, manęs nemušė niekada. Manęs irgi. Man yra vieną kartą su dulkių siurblio laidu trenkę, bet man jau buvo kokie 14. Gerai, bet šitą laidą ne apie tai. Jo, tai Kevinas pasileidžia plaukus ir man atrodo, čia šiaip yra vienas iš dalykų, kodėl šitą filmą, pavyzdžiui, mėgsta vaikai. Literally me. Mes esam keletą kartų kalbėję apie šitą fenomeną. Man atrodo, vaikai projektuoja, žinai, savo svajones, ką jie darytų, jeigu liktų vieni namuose. Bet tu manęs klausai, ką aš darydavau, bet žiūrėdamas vakar tą filmą, aš pagalvojau, kad ką aš daryčiau dabar su savo protu, būdamas 9-mečio berniuko kūne. Labai keistai skamba. Blemba tą patį. Šokinėčiau ant lovos, eičiau valgyti nesąmonių ir žiūrėti tą filmą, kaip ten vadinosis? Angels with Filthy Souls. Jo, filmas filme. Filmas filme, kur daug kas mane čia prieš porą metų Setas Raugenas Twitteryje, dabar X, postino, kad aš ką tik sužinojau, kad ten nėra tikras filmas, mano vaikystė sugadinta dabar. Ir šiaip gaila, nes blemba tas pagrindinis to filmo veikėjas žiauriai kietas. Labai, labai ikoniškas. Vat jį galėtų vaidinti Marlonas Brando. Jo.
Nu, ne. Tas, kur pačiose pirmose Lietuvos talentuose komisijoje buvo. Večerskis? Večerskis. Bet Večerskis su visa pagarba biškio toks, reikia tokio... Jurijus Smoriginas galėtų jį vaidinti. Man tokia, žinai, staigesnio reikia, tokio, su visa pagarba Adolfui Večerskiui. Smoriginas, bet jį turėtų įgarsinti Vytautas Rumšas vyresnysis. Jo. Ir viskas. Čia. Va, ačiū. Tai jeigu kada nors, nes lietuviai labai mėgsta viską perkurti ir kopinti, tai jeigu jau darys kažką tokio panašaus, tai tegul. Ja, bet dažniausiai ne iš amerikiečių, iš Lenkų nusiperka scenarijų. Tai Lenkai nusipirks amerikiečių. Ok, čia toks perdirbinio grandinė. Jo, tai Kevinas pasileidžia plaukus, bet jis net nežino, kad jo tyko pavojus. Tai yra 2 plėšikai, Marvas ir Haris, kuriuos vaidina ir gerai, čia yra klausimas. Tai ar jis yra Joe Pescis? Aš esu girdėjęs Joe Peskis. Aš tai sakau Peskis. Aš tai sakydavau visą gyvenimą Pescis. Peskis. Tai šiaip Joe Peskiui buvo Joe Peskiui per nervą eina. Buvo gana geri metai tie, nes jisai tais pačiais metais suvaidino Scorsese's Goodfellas. Tai labai 2 skirtingus, bet tuo pačiu panašius vaidmenis suvaidino, tai nežinau, čia kaip pas mus dirba Marius Repšys, taip jam tie metai darbingi buvo. Šiaip tai įdomu, kad pirmesnis pasirinkimas tai buvo kitas žmogus iš filmo Goodfellas, tai yra Robertas De Niro, kas man dabar atrodo neįtikima. Jo, šiaip Pilemba nelabai tada tiktų. Jeigu De Niro toks, koks jis dabar yra senelis, toks... Kelnėse dar nesenelis. Jeigu jis dabar vaidintų tokiame amplua, tada tiktų, bet tada, kai jis dar buvo tas toks solidesnis gangsteris, nežinau, nesižiūrėtų. By the way, kalbant apie Marvą. Žiūrėjau aš vakar pirmą kartą gyvenime originalo kalba. Koks geras jo balsas. Aš visą laiką įsivaizduodavau, negirdėdamas, kad jis toks goofy yra. Bet ne, jis toks žiauriai geras balsas. Galėtų garsinti knygas, kokias nežinau. Gal ir garsina. Jeigu yra, susirasiu visas. Labai geras balsas. Labai patiko tai. Čia šautautas Danieliui Sternui. Jo, Danielis Sternas šitais pradžioj buvo castintas, po to pats save atleido iš filmavimo, nes sakė, jūs čia per ilgai filmuojat, aš neturiu laiko ir buvo castintas kitas vyras, bet galiausiai pamatė, kad reikia susigražyti Danielį Sterną ir jis labai gerai, kaip sakyti, veikia su Joe Pesciu, nes jie buvo geri draugai, susipažinę tam prieš daug metų kitoj filmavimo aikštelė, bet man šiaip labai įdomu buvo sužinoti tą visą filmavimo procesą su Joe Pesciu. Tai yra vienas dalykas, kad jam buvo labai sunku nesikeikt. Nes, jis buvo įpratęs, kadangi filmavęs ne vienam Scorsese's filme, tai jis buvo įpratęs kas antrą žodį, kad tai būtų žodis iš F raidės. Aš šitame podcast'e jaučiuosi taip, kaip jis filmavimo aikštelė. Tai Joe Pescis sugalvojo kaip tokia ir technika, tai jisai pradėjo daryti kaip filmukų personažai, žinai. Tipo, keiktis, bet nesikeik. Mintyse keikiasi, bet iš tikrųjų transliuoja kažkokį gibberish. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tai Joe Pescis filmavimai prasidėdavo maždaug kokią 7:30, 7:30, Joe Pescis jis negalėjo. Jam reikėdavo 2 valandas prieš tai golfą pažaisti. Tai kol jis nepažaisdavo golfą, jis net važiuodavo. Dėl to vieną kartą jis yra apšaukęs vieną iš darbuotojų, kuris kiekvienam šitam aktoriui skambindavo, kad sakydavo atvyk į aikštelį ir už pakarpos paėmė ir pas prodiuseris nuvedė ir sako, kodėl jis mane žadina 7 ryto. Ir kas dar yra įdomu, kad Joe Pescis stengiasi nebendrauti su Macaulay Culkinu ne filmavimų metu. Jis nenorėjo susidraugauti su juo, kad filmuojant, kad pačių scenų metu atrodytų, kad ta baimė ar kažkokia priešprieša realiai egzistuoja. Čia kaip mums ankstesniame projekte mūsų pasakojo Marius Repšys. Šiandien jaučiu daugiausiai minimas nesusijęs su šituo filmu žmogus. Kai filmavo Rūpintojėlį, jis irgi sakė, kad vengia to viso jaunimo, kad
jie biški jo prisibijotų. Jo, ir Bet šiaip užsiminiai apie tą jo giberiš, tai aš vakar, kai žiūrėjau, kai jis pirmą kartą nukrito nuo laiptų ir tą padarė tokį aš prisiminiau grupę Korn, čia yra nu metal grupė, jeigu jūs ją žinot, tai žinot, kad kažkur kas trečioj dainoj vokalistas kartais daro tokį ta grupė susikūrusi 93-ais, tai čia gal buvo inspiracija. What? 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 Ir dar paskutinis apie Joe Pesci ir Macaulay Culkiną, tai yra, kad šitas filmas paliko Macaulay Culkino biografijoje ne tik tokią žymę, kaip tikriausiai vienas žymiausių jo vaidmenų, bet ir paliko randą, kai Joe Pesci semi kando. Viena iš scenų. Čia yra, man labai patiko šitas. Šiaip keista, kad įkando jam, nes Macaulay's Culkinas Kevino vaidmeniui turėjo savo kaskadininką, kuris buvo labai žemas 30-metis. Jo, jie visi turėjo savo kaskadininkus. Bet kad Kevinas turėjo labai mažą 30-metį hasbulą. Nežinau. Bet blemba, šiaip tai, o tai ką turėjo, neturėtų, kur vaikų teisė žiūri. Bet tiesiog jokinga šiek tiek. Kur jie rado tokį žemą 30 metų? Yra mažų žmonių, Laurin. Aš atsiprašau su visą pagarbą, tu irgi ne 1,95 m. Ei, aukštesnis už Napoleoną. Gerai. Merginos, jie ką tai 1,77? Ja, kas 1,77? Jo. Ūgis. Aš sakau, kad numerį kažkokį vardinį, sakai 1,77 ir čia gal kas 1,12, bet kažkokio pervertų visatą. Nežinau. Okay, gerai, man tada dėl tėvų dar kyla klausimų. Žiūrėk, aš noriu pašnekėti apie šitą. Tai vienas dalykas. Jie paskambino ten tai policijai ir visa kita. Policija, kokios kietos kožos? Kodėl pas mus neturėjo policija? Kokios kietos kožos, kokia siaubinga policija. Absoliučiai apgailėtina, matome tarnybų darbą. Bet šiaip tai, aš dabar bandau įsivaizduoti, čia yra filmas, čia yra komedija, bet tai jeigu tu žinai, kad tavo vaikas lieka vienas namuose ir tu paskambinai policijai ir policija sako, ne, viskas gerai. Aš skambinėčiau. Motina, važiavo, ne? Bet tėvas, su visais kitais vaikais, ir su savo broliu, tai tiesiog ten, žinai, teliką žiūri. Tai kol motina važiuoja, man atrodo, jie ten visi turėjo prie telefonų sėdėti kiaurą parą. Ir šiaip tokia didelė šeima ir jie matosi turtingi žmonės, tai turbūt turi ir tokį didelį socialinį ratą. Ar jie visoje Čikagoje žmonių nepažįsta? Niekam nerado paskambinkam. Tam pačiam seneliukui kaimynui, apie kurį mes pakalbėsim dar, aš girdžiu, ką tu sakai, čia viskas filmo vardan, bet ir jeigu viską būtų padarę, kaip mes sakom, tas filmas pasibaigtų po 15 minučių. Bet, nežinau, galima ir kitaip sužaist, kad kaip labai gerai padarė ta pati trečia dalis, kad jos skambinėjo policijai daug vaikas pats, bet visą laiką tie vagišiai kažkaip nusiplaudavo ir jie jau buvo tokie berniuk baigtų mums meluot ir tuos iškvietimus apgaulingus daryti. Tai čia galėjo kažką sužaisti irgi tokio, kad šiek tiek to tokio realumo įnešti, nes dabar, nežinau. Jeigu būčiau Čikagos policija, paduočiau Krisą Kolumbusą į teismą. Jo, turim suprast, kad mes čia kibinėjomės, nes, reikia pasikibinėti. Mes bandom logikos kartais paieškoti. Aš manau, kad, daugeliui turėtų kilt klausimas tas žiūrint filmą, nes čia nėra kažkokia kuždesių sala, kur tu apmastai į įvairias galimas konspiracijos teorijas ar įvykių vingrybės tam tikras. Čia yra tiesiog normalus kasdienis dalykas, kasdienis gyvenimas, tai tu nori kažkiek tokio senso. Ja, apie sąmokslo teorijas. Tai yra sąmokslo teorija ir YouTube yra video 16 metų senumo, kur yra scena, kur Kevino mama yra skrentanė. Tai čia
ar čia tas Krentonas, iš kurio yra The Office? Tai už jo stovi keletas keleivių ir vienas yra vyras su barzda. Ir kažkodėl to video autorius sako, žiūrėkit, čia yra įrodymas, kad Elvis yra gyvas. Sako, tas vyras su barzda yra Elvis. Ir komentarai sako, bet jis nepanašus į Elvį. Tai aš nežinau, iš kur kilo šita mintis. Čia, nežinau, čia, žinai, gali bandyti kažkaip tos siūlus siūt, kad Kriso Kolumbuso prieš tai buvęs filmas buvo apie Elvį, bet tas diedas vapšė nepanašus į Elvį ir sako, čia yra įrodymas, kad Elvis yra gyvas. Šiaip iš visų žmonių aplinkinių jaučiu normaliausiai ir taip labiausiai tokį susirūpinimą suaugėlišką pareiškia ta parduotuvės kasininkė. Kur, iš kur gavai pinigų? Ar tu čia vienas? Koks tavo vardas? Kur gyveni? Vienintelė jinai. Na, žinai, po to ten kitam filme irgi buvo šitą viešbučio tą. Tiesiog parodė, kiek Kevinas buvo toks, na, gudrus vaikas. Šiaip tai gerai, Kevinas, kaip veikėjas. Labai charizmatiškas vaikis. Bet aš dabar, nežinau, gal suaugėliškiom akim žiūriu, nu nebaisiai jis gerai vaidina. Nu, ta prasme... Ne, vaidyba tai vaidyba, nu, tiesiog, vaikas. Jo, vaikų kategorijai, tai gal viens prie geresnių. Neerzina. Jo, neerzina, bet jo, charizmas yra labai daug. Šiaip Džonas Hjūsas tą visą scenarijų parašė turėdamas mintyje Macaulay Culkiną, nes su juo prieš tai dirbo kitame filme, bet Krisas Kolumbusas nusprendė, kad ne, aš esu režisierius ir aš turiu dar prieš tai apklausti 100 kitų vaikų. Tai jis tiesiog, na, užgaišo daug laiko kalbėdamas su kitais netalentingais vaikais. Paskutinę dieną pasikalbėjo su Macaulay Culkinu, paskambino Džonui Hjūsui ir sako, jis yra nuostabus. tai jo, Macaulay Culkinas realiai buvo sukurtas šitam vaidmenį. Nu, jo, jis toks... Gerai, šitam filme tai jis dar yra toks, žinai, fainas, nuoširdus vaikas. Po to, manau, biškai prabėgsim antrą filmą. Antrą filmą jis yra, man tai jis yra psichopatas, kuris mėgaujasi kankindamas žmonės. Nes šitam filme realiai yra tiesiog, jisai saugo savo namus. Nu, čia yra... Net psichologiškai, žinai, prigimtinė tavo teisė apsaugoti savo namus. Kitam filme, nu, gerai, nueisim prie kito filmo, bet nežinau, kiek mes dar čia lendam giliai į siužetą, bet man atrodo, reiktų dar išskirti, gerai, apšnekėjom vagis, apšnekėjom, nu, kažkiek Keviną. Man šiaip patiko senuko to kaimyno Eik, tu apsiharojau. Siužetinė linija. Apsiharojau, ašara bėgo, labai gaila buvo. Man tai čia šiaip patiko ir dėl to, jinai buvo pradiniam scenarijaus variante, jos nebuvo. Krisas Kolumbusas pridėjo ją, pridėjo šitą veikėją ir vėliau pridėjo ir visą sceną toje bažnyčioje, kad, na, suteiktų daugiau, žinai, tokio rimtumo ir svorio šitam filmui, bet iš kitos pusės man labai patiko, nes jis duoda tą papildomą žinutę. Nes šiaip, nu, apie ką yra filmas, kad kalėdos, žinai, apie šeimą, ten taip toliau ir panašiai, bet su tuo senuku yra, kad čia ir suaugusiems žmonėms gera pamoka, kaip mes kartais, na, vertinam žmonės paviršutiniškai, iš gandų. Na, va, pasakė, kad jis yra kažkoks ten žudikas, maniakas, tai, okei, nu, vaikas patikė, nes vaikai tiki viskuo. Nu, būkim biedni, bet teisingi dauguma vaikų yra kvaili. Ir jie ne fact-checkina. Bet ir mes suaugę, nu, pagalvokim kartais, kad mes labai lengvai užkimbam, žinai, kai kažkas, pavyzdžiui, apšmeižė kitą žmogų ir mes iš karto, jo, jis yra toks ar anoks. Nepakalbės tu. Jūs Žemaitaitis pedofilas galimai. Galimai. Kur tave liet? Galimai. Jūs iš tų kraštų abu, ne? Nežinau, jeigu jisai Žemaitaitis. Jis Žemaitijas. Žemaitijas? Jis Žemaitijas, jo. Ja, tai man čia visai buvo toks gražus, kad, nu, kaip Kevinas irgi iš pradžių jisai, na, tiesiog klauso, ką kiti sako ir bijo to žmogaus, bet vėliau, na, prisileidžia jį matydamas, kad jis nekelia grėsmės ir čia, žinai, pamoka ir kiekvienam iš mūsų, žinai, ką galima pasimti iš to filmo. Nu, kartais nežiūrėkime paviršiui, kartais nenuvertinkim žmonių. South Park'e bent jau pirmuosiuose sezonuose būdavo, kur visa serija absurdas, komedija, chaosas ir tada pačiam gale kažkuris iš berniukų, dažniausiai Stenas arba Kailas, išeidavo pasakyti, ką mes šiandieną išmokom. Tai man labai, kai senukas išsipasakojo, kad oi čia su savo sūnumi nesutarė, panašiai, kad bijo ten paskambinti jam, Kevinas rėžė tą tokį rimtą moralą, tokį net 9-metišką tikrai.
Tai antroji daly irgi tai balandžių moteriai papasakoju irgi. Nes man atrodo, dar pirmą dalį kažkiek paglostom, po to jūsim suvartyti antros dalies. Jo, ok, bet tai jisai kažkaip abiejose filmuose ant galo turi tą tokią savo rimtumo ir labai tokio suaugėliškumo kažkokį pliūpsnį. Išminčius. Jo, išminčius, toks Gandalfas. Tai man tas sluoksnis visai patiko, nes dažnai jo, šiaip vaikai kartais mes juos nuvertinam, bet jie biški gal be filtro labiau mąsto. Jie paprasčiau žiūri kai kurios dalykus. Nes čia yra, žinai, labai paprasta, kad kuo tu ilgiau gyveni, tuo daugiau turi patirties, tu daugiau turi informacijos, kartu ir daugiau keli klausimų. Tai net ir paprastuose sprendimuose tu kartais, dažnai pažiūri iš vienos, iš antros, iš trečios, iš ketvirtos pusės. Vaikai per trumpai gyveno, kad turėtų daug patirties, dėl to jie labai vienkryptiškai žiūri ir dažniausiai, kadangi vaikai iš esmės dažniausiai yra geri, tai jie labai tyrai į tai žiūri ir jie tau pateikia labai paprastą, aišku, bet kartu ir labai išmintingą atsakymą. Nes tu paskęsti tarp savo patirties, nematydamas aiškaus kelio, vaikai neturi patirties, jie mato, žinai, tiesią rodiklę atvirą kelią. Tai jo, mes turime tuos visus sluoksnius, kai jisai pagaliau iš to tokio mižaltaškio berniuko Mižaltaškio. tampa šeimos vyru. Aš negaliu dar atsigam mižaltaškis. Mižaltaškis. Čia žemaitėjai taip šneka? Ko tu tą žemaitį šiandien tik iš... Kas to vyr? Prasilėstumi galvą kokie plungiai. Aš manau. Tai jo, jisai labai daug spalvų pakeičia, nes jis pradeda kaip toks veikėjas, toks vimpas, kur oi, jūs visi skriaudžiat mane, aš toks be. Ir jis tampa... Puikiai impresionacija. ir jis tampa tuo, kur gina savo namus, padeda savo kaimynui, kur pats pasirūpina savim. Jis eina skalbt. Koks 9-metis eitų skalbt? Rimtai. Nusiperka minkštiklį. Aš nenaudoju minkštiklį. Čia mažasis Kevinas. Bet galiausiai ateina grėsmėta ir ta grėsmė man buvo vakar žiūrint tą filmą taip normaliai prisėdus staigmena, kad filmas trunka valandą kem, o visos to įsilaužimo ir to mažamečio smurto prieš dėdus scena yra nuo 1:15. Ir ji trunka gal 15 minučių. Kažkaip atsimindavau seniau, kad ten vos ne visas filmas. Jo, bet ten realiai, žinai, labai intensyviai yra padaryta. Šiaip pabėgant nuo siužeto, šnekant apie tą patį. Pavyzdžiui, mes kalbėdami apie kitus filmus, ką jie davė kino istorijoje. Atrodo, ką galėjo duoti šitas vienas namuose. Bet visai kaskadininkų, tų praktinių efektų industrijai. Tai davė labai daug tą nukritimą, pakibus ore ant nugaros, kaskadininkai Amerikoje vadina Home Alone. Čia iš šito atsirado. Ir šiaip mes turim suvokti, čia nėra kompiuterinės grafikos jokios. Viskas yra praktiškai atlikta. Dėl to Joe Pescis ir galva yra nusideginę šitame filme. Ta prasme, čia viskas atlikta dalį to skausmo, no pain, no gain. Dalį kažko darė patys aktoriai, dalį darė kaskadininkai. Dalį darė tas 3 metų midžetas. Taip. Tai, šiaip tai labai gerai padaryta. Ta visa, net žiūrint kaip į veiksmo filmą, tai tiek kaip kamera, žinai, užfiksavo visus tuos dalykus, kaip pati ta, čia nėra, negali sakyti tiesiogiai, žinai, kova kaip du basinas vienas prieš kitą, bet visa ta choreografija irgi puikiai padaryta. Tai vienas namuose realiai savyje sutalpino ne tik tą, žinai, tokią komediją, bet ir gana gerai padarytą tokį praktinį veiksmo filmą. Bet man pagrindinis, paieškokim logikos, mes kadangi ieškom logikos, ir aš žiūriu, ir man visada kyla tas klausimas, per kiek laiko jis sugeba pasiruošti tuos visus pastus? Jis buvo mišiuose. Tai spėkim, kad mišios ir buvo... Kokią 6 valandą? Tu sakai 6? Buvo ganėtinai tamsu jau. Ir ten buvo kažkokių vaikų pasirodymas, tai dažniausiai kažkur apie... Tai tu sakai, nes aš tai įsivaizduoju, kad jis ten kokią 8 išėjo
ir per valandą pasiruošia. Nublemba, jis dar makaronų išsiveria. Nes man dar tas, nes aš užsirašiau šitą klausimą, per kiek jis, blėt, susirašė ir jis sėdi blemba ir ir kapoja tos makaronus, nekapoja. Bet jis sugebėjo dar išsivirti, nes žiūrėkit, tai makaronus irgi išsivirti reikia laiko, tai jis dar turėjo atsipūst, turėjo vandenį užkaist. Da, filmą pažiūrėjau jau šitą. Tai man visada kildavo, man čia yra viena nerealiausių dalių. Nu, ten daug yra nerealių dalių, visi tie jos pastai yra gana įdomu, iš kur jis tiek turi nagingumo ir iš kur jis turi tiek idėjų. Čia mažasis Vaidotas, tas, kur kaimietis, doniukai, kur bėg, statysma šiandien spastus vagims. Tai čia, žinai, tiesiog įgimtas. Tai vienas dalykas man didėjęs, kitas dalykas tas laikas. Nu, bet jeigu tu sakai, kad šeštą ten... Nu, blemba, aš manau, kad ten buvo jau... Bet irgi 3 valandom ten daug darbo, labai daug. Aš daryčiau 2 savaitės. Galiausiai pasiduočiau. Oi, nu tai va, tai nežinau, kiek tau šiaip patinka būtent ta dalis. Man, sakau, pirma yra tikrai geras filmas, čia kur visi... Ne, aš labiau apie tą dalį... Kovos. Taip, ar tau Karo patinka prieš kovos banditus. dalis? Nežinau, man, blemba, aš jaučiu, kad tas filmas man taip ir patiko vakar, nes tos kabutėse kovos dalies ir buvo tiek mažai. Man, vakar tas filmas tikrai kvepėjo tuo cinamonu ir mandarinais, nes ten buvo tas toks vaikiškas šėlsmas ir tiesiog toks kaip kalėdinis stebuklas, kuris vėliau tapo kalėdiniu košmaru jam, bet ta stebuklo dalis, kuris, aš pagaliau vienas, manęs niekas nebeengs ir galėsiu vienas pasibūti. Man žiauriai faina. Jis ten daro dalykus, žaidžia panašiai. Man tas kažkoks momentas, nei jisai prailgo, nei jisai atsibodo, nemačiau ten nei vienos nereikalingos scenos kažkokios. Bet o kai jau ten greitai praeina viskas, nu tai. Man, sakau, man vienas namuose yra ta pirma dalis ne tiek apie tuos vagišius, kaip apie to berniuko, kurį visi nurašo ir sako, kad jis yra lepatatik ir kad jis nieko nesugeba, jis niekam tikęs, kad jis liurbis. Virtimas, tokių savarankiškų vaikų, kuris gali savimi pasirūpinti ir dar... Tu klausei, per kiek jisai pasiruošė spastus. O kaip kitą dieną jau buvo namai švarus visi, viskas išvalyta. Nu jo, čia irgi geras klausimas. Jis irgi labai... Išskyrus Bazo kambarį. Bazas. Bazas, geras brolis ir blogas brolis. Siaubingas. Kuo jis geras brolis? Bet nėra ir toks blogas. Nežinau, man tai atrodo, kad jis Man jis tiesiog brolis. Jis labai... Gerai, aš brolį turiu, aš sesę turėjau. Aš vienturtis iš viską. Tai mes iš neturim ką pasakyti šitą. Aš visada humalau. Tu visada darai, ką nori. Gerai, tai man atrodo, galim, nes antrą dalį mes, man atrodo, suspardysim, bet dar, man atrodo, reikia pašnekėti, kodėl šitas filmas yra kalėdinė klasika. Nes viskas vyksta per kalėdas. Ja, aš nežinau, ar tau dabar Facebook'e meta, man tai Facebook'e labai dabar meta tiesiog screenshotus iš filmų, kurie vyksta per kalėdas, sako, šiaip tai pirma Batmano dalis yra kalėdinis filmas, arba ten, šiaip šitas Jameso Bondo filmas yra kalėdinis filmas. Tai, tokie, vyksta per kalėdas, bet, ne tik tai. Aš nuoširdžiai neįsivaizduoju. Sakau, man jis nekelia kažkokių kalėdinių sentimentų labai daug. Jo, jis turi tą tokį magišką vaibelį, bet jį sukuria ne pats filmas, o jį sukuria maestro Johnas Williamsas su savo nuostabia muzika. Bet, nežinau, jeigu jis vyktų per Velykas, man niekas nepasikeistų. Jeigu jis vyktų per vėlinės, man niekas nepasikeistų. Aš tikrai nesuprantu nuoširdžiai. Tu sakei, turi faktų apie Lenkiją. Jo, bet tai čia, man atrodo, žinai, čia, dar nueisim prie Lenkijos, tai jo, gal šitą mintis, kad, žinai, dabar apie Ameriką, žinai, galvojant, tai gal dėl to jo, kad per kalėdas vyksta, bet, šiaip, man atrodo, ir kalėdinis tas visas laikotarpis ir pats, tie filmo privalumai buvo. Šiaip tai, nebuvo toks dažnas dalykas, kad realiai vaikas vežtų visą filmą. Tai yra toks charizmatiškas vaikas, jau kažkoks netikėtumas. Antras dalykas, kaip tu sakai, ta muzika labai, labai pakeičia tą filmą. Ir trečias dalykas, man atrodo, vis tiek tie
ta kova, kur, nu, va, mes kaip ir nesureikšminam jos, bet jinai tais laikais, man atrodo, žmonėm buvo gana, naujas dalykas. Bet- Tie visi tie praktiniai, žinai, triukai buvo naujas tai dalykas. nesusijęs su kalėdom. Tai nesusijęs, bet tai pavertė gerų filmų. Ir, nu, taip, tai kadangi filmas yra susijęs su kalėdomis, tapo klasė. Ir tada jį rodo, žinai, vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir dabar kalbant apie Lenkiją, ir man atrodo, čia reikia kalbėti ir apie Lietuvą. Nes šiaip tai Home Alone Wikipedijos puslapis, tarp visų tų, žinai, reception, turi ir skirsnį Use in Poland. Ta prasme, tai yra filmas, vienas žymiausių tikriausiai komedijinių filmų pasaulyje ir jis turi atskirą skirsnį, kuriame yra kalbama apie Lenkiją. Ką žiūro Lenkija? Tai, jo, tai Lenkijoje 90-aisiais kaip ir pas mus, realiai, pas mus gal šiek tiek vėliau, tiesiog per Kalėdas pradėjo rodyti Vienas namuose ir tada 2011, man atrodo, 2010 metais Lenkijos tas privatus transliuotojas Polsat nusprendė, kad jis neberodys Vienas namuose. Tai 90 000 žmonių tiesiog pradėjo Facebook'e pasirašinėti peticijas. Buvo ir kažkiek piketų gatvėse. Tai tas filmas labai yra svarbus Lenkam ir jis dabar toliau rodomas. Ir pavyzdžiui, 2016 metais 4,4 milijono Lenkų žiūrėjo Vienas namuose per Kalėdas, per Polsatą. Rumunijoje irgi šitas labai filmas populiarus, pas mus irgi. Ir man atrodo, aš turėjau... Rumunai tiesiog kitą pusę palaiko visą laiką. Banditus. Sako, čia... Jie nekenčia to vaiką. Jo, pas juos prie žanro yra prašta tragedija. Tragedija, jo. Ir aš, žinau, atrodo, turiu atsakymą, kodėl. Nu, gerai, iš vienos pusės tai yra... Tiesiog mes jaučiam sentimentą, pavyzdžiui, mūsų karta kažkur... Kaip manai, ar lietuviai irgi eitų į gatves? Nemanau. Šiaip lietuviai dėl daug ko neina į gatves. Šiaip mes nesam protestų tauta. Okay. Manau, Facebook'e būtų pasipiktinimo. Galimai net ir kažkuris portalas sulauktų pikto skaitytojo laiško. Perkiu. Jo, tai kodėl pas mus populiaru? Tai iš vienos pusės yra ta vaikystės nostalgija, kadangi rodo per teliką ir mesgi neturėjom streamingo platformų ir visą kitą, tai realiai žiūrėdam, ką rodo telikas. Tai kadangi žiūri ir, žinai, asocijuojas tau su tais laikais, kai buvai vaikas, kai žolė buvo žalesnė ir viskas buvo gražu. Bet tai čia va tai kartai, žinai, ką žinau, 25-35, aš va tokį rėžį brėšiu. Bet, pavyzdžiui, kodėl tas filmas iškart išpopuliarėjo, man atrodo, mūsuose, nes jis simbolizuoja Ameriką. Jis simbolizuoja vakarus, absoliučiai. Nes, nu, tu pažiūrėk, tarsi šiaip Makolis Kalkinas buvo tokia ikoniška 90-ųjų kino vaikų žvaigždė, labai daug filmų jis tuo metu vaidina ir tos filmus, žinai, sukdavo, bet Home Alone, Vienas namuose yra toks, nu, kaip flagmanas visų Makolio Kalkino filmų. Tai mes turim tokią 90-ųjų amerikiečių kino žvaigždę. Ir viskas vyksta per Kalėdas, bet per tokias Kalėdas, kurias rodo per Coca-Colos reklamą, o ne tokias Kalėdas, kurias švęsdavai, žinai, Sovietų Sąjungai. Rest in peace, Alma Adamkienė, Coca-Colos ambasadorė. Alma Adamkienė. Tai man atrodo, kad tiesiog daugeliu tai buvo, žinai, pirmas tas vakarų skonis, kad kartu ir holivudinis filmas, kuris jau yra kitokia komedija negu Likimo ironija arba Papirties, ir ta visa kultūra, kur tu nuolat norėjai tos kultūros ir tau atrodo, kaip čia faina yra. Tai man atrodo, šitas filmas yra labai vakarietiškas. Nu, tokio filmo tu Lietuvoje nesukurtum, nes tas vaikas būtų paliktas ne vienas namuose, vienas bute tikriausiai. 3 kambarių bute. Tikriausiai Chruščiovkiai Vilniaus mikrorajone. Kitas dalykas, galimai vaikų teisės būtų atėjusios. Kitas dalykas, nu tikrai ne visi išvažiuoja pas mus per šventes iš savo Chruščiovkių, nes, nu, pavyzdžiui, mano, kai kiti, žinai, važiuodavo pas senelius ar kažką ir Kalėdos jiem, asocijuodavo su važiavimu kažkur. Tai, su mumis gyveno mano senelė, tai aš niekur nevažiavau, aš kitą kambarį nueidavau. tai man, žinai, tokio nėra. Tai Lietuvoje Vienas namuose nebūtų galima padaryti. Spastai būtų, tai ta balkonė sušalusiai ledo gabalą baltą mišrainę tiesiog mėtyti ant bandytų. Tiesiog tokie. Kažkas su gyvatuku sugalvotų, nes Amerikoje nėra gyvatuko. Tiesiog. Jo, tai man atrodo, čia tas, nežinau. Uždarytų tame tarpe tarp tų 2 durų.
į tamsų uždarytų, į sloikus mėtytų. Raskladuškė kažkaip ten sumonstruotų, kad jinai, sumeistruotų, kad jinai Bet ta kovose truktų 5 minutės, nes čia matai per kelis aukštus reikėjo, o ten geriausia atveju 3 kambariai yra. Pasibaigtų viskas, kad ateitų tiesiog labai pikta kaimynė tildyt. Bet tada policija iškviestų, bet tada tikrai jau kažkas policija iškviestų. Tai nežinau, kaip tau mano ta teorija, kur realiai mes mėgstam vienas namuose, nes tai yra Amerika. Sutinku, pilnai. Ačiū kolega. America, fuck yeah. Gerai, o kalbant apie Ameriką ir kur visi mes norim tą stebuklą pamatyti, tai New York'e. Ir Kevinas po kiek čia metų? Po metų. Kevinas po metų atsidūrė New York'e. Tik pala, o gyvenime tikrame, kada tas filmas išėjo 92. Tai jo, filmavimas vis tiek vyko kokiais 91 jau čia. Gerai, kaip tau šitas filmas? Daugelis kalba, kad geros dalis tik tos 2 pirmos, dar duoda kai kurie patapšnoja per pečiai trečiai daliai. Bet aš vakar žiūrėjau, antra ganėtinai sunkiai žiūris, kai tu ją taip atsisėdi ir žiūri, o ne ant fono. Jo, yra vienas dalykas, jinai yra ilgesnė. Bet kas ten 20 minučių? Bet žinok, jaučias. Ir man atrodo šitas, čia ne dėl to, kad aš nemėgstu ilgų filmų, bet iš kitos pusės, man atrodo, ten buvo galima daug ką papasakoti daug greičiau. Kitas dalykas yra, man labai patiko mintis, kad realiai vienas namuose 2 yra labiau net ne tęsinys, o galima jį laikyti kaip tam tikrą remake pirmo filmo. Nes, realiai, kodėl, pavyzdžiui, yra ta nemėgimas galbūt antros dalies, nes jinai realiai kartoja viską, kas buvo pirmam filme. Tai yra, išskyrus tai, kad jis paliekamas ne vienas namuose, atsidūrė New York'e. Tai tėvai praranda vaiką, mes turim kažkokią paslaptingą vyresnę figūrą, kas ten buvo tas senukas šita balandžių moteris. Oi, man čia yra vienas namuose 2 yra mano baisiausias siaubo filmas. Tu žinai mano santykį su balandžiu. Aš irgi nekenčiu balandžių. Siaubingai. Jo, tada mes turim tą visą, kad kaip jis pasileidžia plaukus, tai tiesiog ten pasileidžia namuose, čia jis pasileidžia viešbutį ir žaislų parduotuvai. Ir mes vis tiek turim tos pačius blogiečius ir tada finalinis filmo aktas yra vis tiek, kur atrodo viskas vyksta New York'e, bet finalinis filmo aktas yra kaip jie bando jį iškrapštyti iš namų ir tose namuose jis yra paspendęs labai daug spastų. Tai vienas namuose 2 yra labiau, kad kai jie gauna didesnį biudžetą ir daugiau galimybių, ką jie su tuo gali padaryti. Ir jie padarė tai, bet iš kitos pusės tai prarado man tą visą tokį jaukumą, tą nuoširdumą. Vien tas, žinai, kur yra tokia graži kalėdinė mažas Čikagos rajonas ir kur yra didelis New Yorkas. Tai man iš vienos pusės tiesiog atmosfera iškart yra kitokia, iš kitos pusės tai jie ir, pavyzdžiui, tas finalinis aktas, ta kova, jinai daug žiauresnė. Ir jinai labai tokia... Kokį čia žodį panaudot multikišką. Jo, jinai daug labiau multikiška. Nes pirmam filme irgi gali sakyti, kad yra tam multikiškumo. Jo, bet tenais, tu gali išgyventi kažkaip dar. Jo, tai atrodo natūraliau. Jo, turėtų būti daugiau kraujo ten, bet kadangi ir tiesiog praskiltų kaukulių, bet kadangi tai filmas vaikams, aišku, tu ten nedarysi ten balų kraujo, nedarysi Kill Bill. Bet, pavyzdžiui, kai krato elektra ir pasirodo kaukulė, kas ten vapšė buvo. Ne, bet čia aš kalbu dabar apie tą pirmą dalį. Pirmą, bet antroji. Antroji, ten jau nesąmonės visiškas. Ten yra, kai tu persistengi. Tu turėjai tą tobulą balansą tarp fantastikos ir realybės, nes akivaizdu, kad tie žmonės, kad ir pirmam filme, kai tu tiek kartų krenti, tu taip neatsistotum. Tos traumos turėjo jos realiai įvalido vežimėlį. Kas tavęs nenužudo, padaro tave stipresnį. Neįgaliojo vežimėlį pasodinti. Tai ten, jų tvirti kaulai, tarkim, bet antram filme jie realiai turėjo mirt.
jie turėjo mir per pirmas 10 minučių. Iš kokių aukščių jie krito, elektras gavo, nusidegino. Ir tas namas sprogo kažkuriuo metu ir jam tik taip likė nusvilo. Apie ką mes kalbam? Nu, buvo sunku žiūrėti, kaip klausiai, ką aš manau apie pirmos dalies tą kovos sceną, tai ten all good, prabėgo greitai, šmaikščiai, nu bet čia jau buvo toks, kad... Ir kitas dalykas, tai yra pirmam filme, tai va sakau, yra tavo prigimtinė teisė ginti tavo namus. Antram filme Kevinas realiai mėgaujasi kankindamas tuos žmonės. Nes žiūrėk, man, įjunkim savo loginius pydarus. Jisai turėjo tą įrašymo magnetolą ir jisai įrašė, kaip tie plėšikai planuoja įsilaužti tą žaislų parduotuvę. Tai jeigu jo tikslas buvo tiesiog, kad nepavogtų pinigų iš to žaislų parduotuvės, kur pinigai bus skirti labdarai, jis galėjo su tuo įrašu tiesiog nukeliauti į policiją. Aš pateisinsiu šiek tiek jį, gal jis tiesiog po pirmojo mūšio savo nebepasitikė policija. Ne, jis yra mažas psichopatas. Mažas turtingas psichopatas, by the way. Makolis Kalkinas gavo už šitą filmą 4,5 limonų, 11-metis. Va. Ir po to prasidėjo narkotikai. Aš nesistebiu, aš dabar gaučiau 4 milijonus, prasidėtų narkotikai. Jo, tai, tai aš nežinau. Šiaip mane šiek tiek erzino žiūrint vienam, bet jeigu žiūrėsiu kada nors su kokia kompanija, pasidarysiu gerimo žaidimą, po kiekvieno kokio padaryto brutalizmo Kevinas pasako yes. Tai per kiekvieną yes tiesiog šaut reik šaut. Nu tai labai, šiaip kaip visą filmą negersi ir tada... Per 15 minučių. Per 15 minučių. Tai sakau, nežinau, man tai ir jis tada tą mielumą man praranda visą. Jis tiek būna, jis yra kažkiek išlepintas vaikas, jis charizmatiškas, jis yra kažkiek išlepintas, bet tu kažkaip tas tavo mielumas, pavyzdžiui, pirmam filme, greit pabaigsiu, kai jisai pasilgsta, tau gaila jo. Šitam filme, jis ten pasilgsta tėvų, bet tas jos visas išlepimas, galiausiai finalinis aktas yra, kuris kankina 2 suaugusius vyrus. Ne tai, kad jie nenusipelnė bausmės, bet gal net tokios. Ne, ir šiaip jie nusipelnė, bet tokio elgesio nenusipelnė viešbučio darbuotojai. Jo, jie yra nekompetentingi, jie yra šmikiai, jie yra durini, bet kam ten juos taip irgi. Bet šiaip viešbučio darbuotojai realiai yra vienas iš nedaugelio skirtumų, jeigu žiūrėtume į pirmą filmą. Jie tokio kaip ir atitikmens neturi, jie yra kažkas naujo tame filme. Ir šiaip tokie, nesakysiu A-listeriai, bet Hollywoodo B-listeriai, B+ listeriai surinkti visai. Mes turime tą iš Rocky Horror Picture Show, transvestitą. Turime tą iš visų komedijų. Robą Schneiderį. Ta moteriškė. Ir šiaip tai ta scena, kur yra paleidžiamas tas išgalvotas filmas ir kur galvoja, kitas asmuo galvoja, kad čia su juo realus žmogus kalba, tai man šitam antram filme, kai viešbučio personalas galvoja, kad Kevino tėvas su išnekas, yra daug geresnė scena negu pirmam filme, kai išneka šitas picų išvežiotojas. Tai čia vienas iš nedaugelio galbūt pliusų šitam filmui palyginus su pirmoju. Aišku, šitas filmas turi labai didelį minusą, tai yra Donaldą Trumpą, bet kurieji kaip ir neturėjo pasirinkimo jo neįdėti, nes tuo metu tas Plaza viešbutis jam priklausė ir jis leido jame filmuoti, jeigu gaus savo trumpą, net 2 minutės šlovės, o kokią 15 sekundžių šlovės. Tai čia jisai pratęs su savo žmona, taip. Linkėjimai Melanijai, gerų kalėdų. Čia, palauk, yra dar tų efektų. Va tak, va. Tai aš net nežinau, ką šitam filme, sakau, man patiko ta mintis, kad čia yra remake'as ir tu gali pagalvoti, kad dažniausiai visi remake'ai yra daug blogesni negu originalūs filmai ir čia yra ta priežastis, kad jie norėjo padaryti daugiau, geriau, įspūdingiau, bet gavos šnipštas, nes jie prarado tą dvasią. Aišku, pinigų prasme šnipštas nesigavo. Taip. 359 milijonai ir šiaip keista, kad atsižvelgiant vieni tai, kad jie prisisamdė daug tokių Hollywoodo žvaigždžių, kad sumokėjo... Ne, žinai, Robas Schneideris gal nebuvo tuo metu labai didelė žvaigždė. Bet... Timas Karis buvo žinomas. Jo, bet šiaip ir tam pačiamgi Makoliui Kalkinui sumokėjo beveik 5 lemus, bet biudžetas buvo tik 10 milijonų didesnis negu pirmos
dalies, o viskas vyko daug įspūdingiau ir tų efektų daugiau, tai man toks kažkaip pirmoji dalyje plovė kažką ten, tuos pinigėlius. Vokelis mokėjo, aišku, kad vokelis. Sakė. Tai mes kaip ir jo, kai tu taip nuodugniai pažiūri tuos abu filmus, tu supranti, kodėl galbūt, čia nėra to palyginimo kaip su Krikštatėviu ir Krikštatėviu antru. Nežinau, gal būtų kitaip veikia, jeigu aš būčiau, tarkim, vieną savaitę vieną, o kitą savaitę kitą, bet aš taip vienas paskui kitą pažiūrėjau, ir labai įsisioja gal matatuoti. Labai girdis kaip vanduo. Aš turėjau kelių dienų skirtumą, kai žiūrėjau šitos du filmus, tai, bet vis tiek labai jautės. Tai, nežinau, tai mes, kaip sakyt... Tai klausimas tau, ar vienas namuose, galim tą šūdo dalį tą mes lauk, ar vienas namuose, tas vienas namuose yra kalėdų filmas? Man asmeniškai ne. Man kaip Vilmantui ne. O kas tau yra kalėdų? Šiaip, ir aš sakyčiau, net ne kalėdų. Kodėl pas mus nėra kūčių filmų? Aš keliu tokią teoriją. Kodėl pas mus nėra kūčių filmų? Nes aš turiu savo kūčių filmą, kuri būdavo irgi, kad dažnai rodydavo per kūčias, bet rodė... Ričardas Doveika. Ričardas Doveika Sex Tape. Ne. Irgi su 9 medžiu. Gerai buvo. Ne, įrodydavo ne kaip tą pagrindinį, žinai, filmą, o tą po pagrindinio filmo. Tai yra keista Benjamino Batono istorija. Visiškai nekalėdinis filmas. O ten vyksta kažkas per kalėdas? Žinok, aš neatsimenu, bet man atrodo ne. Bet man tiesiog, nebūtinai kūčia, bet va tą kalėdinių laikotarpių jį vis parodydavo ir man jis, nežinau, toks šventės, tu susisuki į pledą, tokiai prieblandoj žiūri ir man tas filmas labai gražiai žiūrisi prieblandoj. Tai keista Benjamino Batono istorija man yra toks kalėdų filmas, bet čia yra man asmeniškai. Bet aš pilnai suprantu, kodėl žmonės mėgsta vienas namuose žiūrėti. Aš pilnai suprantu, kodėl mėgsta ir, pavyzdžiui, Harry Potterį. Čia, aš sakyčiau, gan nesena gal tradicija. Kokių 10 metų gal senumo. Anksčiau, man atrodo, nebuvo tokių maratonų per kalėdas susiformavusių. Man rodos, kad jo nebūdavo. Būdavo, kad per teleką vis parodo panaują dalį kažkur aplink kūčias, aplink kalėdas, bet dabar žmonės realiai nuo gruodžio pradžios pradeda žiūrėti su ta intencija, kad čia yra kalėdos. Tai aš suprantu, tu turi, žinai, ilgi vakarai, tu turi daugiau laiko. Pavyzdžiui, Harry Potterio filmai suteikia to jaukumo. Apie vienas namuose, kodėl kalėdinis filmas sakiau, bet man atrodo, žinai, kiekvienas asmeniškai pasirenka, kas jam yra kalėdinis filmas. Kažkam tai yra likimo ironija ir ką darysi dėl to. Man tai kalėdinis filmas irgi atiduokime šautautą. Blemba, bijau pameluot, noriu sakyti Čikagai, bet nežinau, ar jis iš Čikagos. Čikagai. Bet lietuvis beveik tai spėjo, kad vis tiek Čikagoje kažką veikia. Atiduokim pagarbą lietuviui Robertui Zemeckiui. 2009 metais išėjo multikas Christmas Carol, kalėdų giesmė. Nežinau, man šita yra geriausia adaptacija Charleso Dickenso knygos, nes ten Džimas Keris įgarsina panašiai, šiaip labai fainai animuota. Bet šiaip galiu realiai bet kurią adaptaciją žiūrėti būtent to Skrudžo nuotykių ir dvasių. Kaip man to tokio duoda? Nes kiek teko skaityti ir ieškoti, tai tokia labiausiai bent jau visokiose platformose rewatchinama ir garbinama yra It's Wonderful Life. Tai ten irgi kažkas plius minus susiję, berods. Jo. Aš nesu matęs to filmo, bet... Visai geras. Man patiko, aš per kažkurios kalėdas įrodė kino teatre ir aš nusivedžiau tėvus, bet ten buvo biškai susifaktapino šitie subtitrai. Tai mano tėvai nešneka angliškai ten. Tai kaip senesniais, tai žinai, 30 kažkelintų metų filmais būdavo, kad jie kaip veikėjai labai greitai šneka, žinai, pastrigo subtitrai ir jie tiesiog beria tos žodžius, beria, aš pažiūriu savo tėvus ir kaip jie tiesiog tokiam akmeninėm akim žiūri, nes nieko nesupranta, kas ten vyksta. Tai... O čia jiems karma už tai, kai kalba prie vaikų rusiškai. Tai, bet, šiaip tai va,
žinai, kas daro kalėdinį, galbūt filmą, va tokiu kalėdiniu, va ta mintis kažkokia Jo, apie kažkas tokio jo pamokančio. reikia kažkokio dvasingumą. moralo, Jo. Nematerialumo dvasingumą, nes nuvažiuok, tas pats vienas namuose. Na, kiekvienas geriausiai supranta, kad geriau yra ne tai, kad tu prisivalgai ledų ir šokinėjai ant lovos, o geriausia yra, kad tu kalėdą šventi su savo šeima. Tas pats ir su šita kalėdų giesme. Nu, apie dosnumą, apie kažkokį atvirumą, apie tos dvasinius dalykus. Tai, man atrodo, nu, va, tas ir paverčia tą filmą kalėdiniu. Aišku, ir daug kitų dalykų tas filmas neturi būti visiškas mėšlas, bet, nu, kad jis turėtų dvasingumą. Ne tik pramogos, bet ir kažkokio tokio. Nu, mes žmonės dvasingi ir aplink kalėdas dar labiau. O turi Lietuva kalėdinį filmą? Nu, turi... Aš nekalbu apie tos visus Robertėlius ten viską. Ne, turi šiaip keistą labai filmą, tai man atrodo vadinasi Tyli naktis. Mario Martinsono, tai yra latvių režisierius, bet kuris kūrė labai daug, na, Lietuvoje filmų. Bet ten, Kaip Lauris Reiniks. kaip, nu, praktiškai Lauris Reinieks. Tai toks yra filmas ir tada yra filmas Melagiai, kur yra Dainius Kazlauskas, Giedrius Savickas. Visa grėtinėlė. Visa grėtinėlė, Gediminas, nu, žodžiu, ten, tai ten tokia, ir man atrodo, scenarijų jam parašė Rytis Zemkauskas. Boblėč. Bet ten, nu, ten tokia, žinai, nu, ten atrodo, žinai, kai yra filmas, kur tu galvoji, kad tai galėtų būti spektaklis, nu, gal nėra gerai. Tai ten yra filmas, kuris atrodo, kad galėtų būti spektaklis. Jis nėra labai blogas, bet jis nėra labai geras. Tyli naktis yra labai keistas filmas, bet tai nei vienas iš tų filmų neturi to, žinai, dvasingumo. Ten yra labiau, kad filmai veikianti, žinai, kalėdų laikotarpiu. Ir šiaip, apskritai, nėra čia ko prie tų telikų, prie tų ekranų niurksot, būkit su šeima, eikit pasimėtikit iš sniego, jeigu jo yra greičiausiai nėra. Nežinau, bendraukit, kalbėkit, pykitės, nesvarbu, komunikuokit, nėra čia ko žiūrėti tų viens namus ir vat mano toks yra. Kalėdinių filmų nereikia. Tiesiog pasakiau savo nuomonę. Tokia pesimistinė. Ne pesimistinė, ne, nu man čia yra komercijos dalykas, nereik to vartojiškumo, nereik jums bendraukit taip savęs. Kada jūs tą močiutę pamatysit daugiau? Kitais metais, tik jeigu sulauksit dar. Taigi tos blemba močiutės apie tą savo mirtį kalba kasdien. Toks... Paskutinės kalėdos pas mane turbūt jau. Nu ir gal. Ir ką, tu nori močiutės paskutinės kalėdas su ją būt ar su Makoliu Kalkinu 4,5 lemo gavusiu? Ne, su močiutė. Labiausiai pamokslaujantis Laurynas, kokį aš esu įmatęs. Kalėdų dvasia. Tai, Piktoji kalėdų dvasia. Nežinau, rišam jau čia. Trumpiausias epizodas mūsų. Trumpiausias? Jo, nu, bet tai ir gerai. Jo, nėra čia ko prisivalgyti. Nėra ko čia klausyti. Jau per šitą 1,5 valandą pavirškinot, manau, gerai. Tai palaikinkit. Pasubscribinkit, nes tai nieko nekainuoja jums. Taip. Tai tik gerumą kainuoja. Taip, šiaip, kitą savaitę, už 2 savaičių kitame epizode, kai mes grįšime, mes biški atsikvėpsime nuo filmų aptarinėjimų, tokių nuodugnesnių, ir mes pasidalinsim, kas mus labiausiai nustebino šiais metais, 2023 Jėzulio metais. Tai jeigu kažkas klausot, žiūrit ir norit prisidėti prie mūsų su turinio, galit parašyti, kas jūs labiausiai nustebino, dėl ko nustebino, kas labiausiai blogąją prasme nustebino, mes paskaitysim, padiskutuosim. Ir ką žinau. Taip pat kalbėsim, manau, dar net daugiau laiko skirsim, ko mes laukiam. Ko mes laukiam. 2024 viešpaties metais. Jo, nes su kuo sutiksi tu naujus metus? Su tuo į žvaigždes palydėsi senus. Tai jo, gero virškinimo toliau, kas klausot išleidimo dieną, o kas ne, tai gerų artėjančių, pabučiuokit į žandą tą, ką mylit, ir ate. Ate.